publika, pasitikime plojimais. Pirmasis Deimantės Tracevičiūtės važiavimas. Lenktynių trasoje, dabar jau antrą sezoną jis skrieja drifte. Indrė Senkutė, ponios ir ponai, pasitikite. Tikrai drąsiau negu treniruotas. Įkvėpia Indrė naujiems iššūkiams, o čia dar vienas. Savininkas išbandė šiandieną jėgas Semi-Pro lygoje ir sako, ne, man to negana, aš noriu daugiau, jis važiuoja to kategorijoje taip pat. Ir regis. O čia Žydrūno brolis Simonas Vilčinskas. Savo firminį Nissan atsivežė ir BMW E32 sėdo su BMW pralėkės, sako, ne, važiuosiu su Nissanu. Pažiūrėkim, toks rūgštus važiavimas, plojimai Gediminui! Skriejant į jo bolidą, pasitikime ir pasigrožėkim. Atsargiai, tik kad Družba neperpirktų trasos, Družba trasoje, plojimai! Su naujoju BMW E92. Taip, ir noriu papildyti, kad anksčiau važiavo su labai piktų chuliganų. Ir sako, su E92 yra sunku, bet mato, atsidarė Juska. Wow! Esu kitas Baltijos čempionė. Latvijos atstovas, mūsų braliukas Latvis, Edgaras Krogeris. Masters GP antrajame etape Austrijoje, o šiandien jis jaučia Kačerginėje. Pasitikit! Irgi tą patį pasidėjau ir galvoju, kad man kas garsiakalbė įdėtų ant mašinos. Taip, o trasoje matom Kristian Salmore. Oho, Gedimino Ivanausko, patylysiu, tai mano komandos plotą plojimai. Gražiai išvažiuojam, Gediminas Ivanauskas, Ivanulė Drift. Čiavimas su pasiskolintu automobiliu iš Sandros Janušauskaitės, dabargi jis mėgina važiuoti rezultatui. Jis dar testuoja, matau. Taip, koks Anglijų, plojimai tendentas. Tikras Fairovelis. Pasirodys jūsų visų akivaizdoje Salvijus Budrys. Wow, plojimai už pastangas, 360. Taip, tas pasirodymas tik... Wow, plojimai už pastangas, 360. Startuos čia žmogus, kuris sako, kad jo automobilyje sumontuota bemaž galingiausia atmosferinė jėgainė šiame čempionate. Matau, džiaugiantis, paėmė Salvijos Taip, ir matom trasoje Eskę, Norvė tikrai spaudžia geriau. Taip, Norvė, važiavimas, go! Taip, pasistatymas toks galėjo būti šiek tiek aštresnis. Pirmas klipas labai arti. Zona gerai. Šiek per daug kampo nedadėm iki prieš. Antrajam pasirodymui. Taip, ir mano Ekam šeštas, lekia. Tautydai buvo geras nesudaužyk, bet iki dugno. Antrasis Tautydo važiavimas. Pro lygos etape dabargi Arūnas Paulavičius mėgina pademonstruoti, kad gali išspausti ir daugiau.
Unibet komandos atstovas. Taip, tai legendinės. Dešiniąją koją akceleratoriaus geležėlę. Štai. Sandra demonstruoja visą super sportinį pyktį. Ir matai, ką išdalėjo Sandra. Matėme ir kurio važiavimu grožėjomės semi-pro lygos važiavimuose šiandieną. Dabargi jis ir pro kategorijoje bando įrodyti, jog yra vertas būti čia. Ar jam tai pavyko, netrukus įvertinti 5. vietą, vienas greta kito išsirikiavo jie, o čia žiūrime toliau. Taip, tai yra trečias Kevin Petsur. Kevin Petsur, Estijos atstovas. Ir čia Donatas Matsfrikšas per brūkšnelį kebabas. Šeria nuo pat pirmųjų trasos metrų, negailestingai. Wow, antras stublas. Ir čia pasitikite Simas Kvietkauskas. 53. Ir matom trasom Raivis Alkašas. Alkašas. Mes vis dėlto išmoksime ir kylantis gera pakopa aukštyn į pro lygą. Kaip jo komandos draugai sakė, tos pačios 2-5 padangos, bet didelis noras ir azartas įrodyti, kad jis tikrai gali lėkti čia. Pirmoji vieta iškovota pirmajame pro lygos etape šiais 2022-aisiais. Ir Valdas Vindžigelskis tikrai velniškai lėkė. Valdas tikrai iš visų motų pritramstoja.